Sveiki atvykę į skaičių transformacijos pamoką. Šiandien mes išmoksime magišką triuką, kaip apvalinti skaičius. Apvalinti skaičių reiškia jį pakeisti į artimiausią patogesnį skaičių. Pavyzdžiui, 47 yra arčiau 50 nei 40, todėl jį apvaliname iki 50. Pirmiausia, nusprendžiame, iki kokios pozicijos norime suapvalinti skaičių – iki 10, 100, 1000 ar dar toliau. Tada pažymime tos pozicijos skaitmenį. Pavyzdžiui, jei norime apvalinti skaičių 1234 iki 10 pozicijos, žymėsime skaitmenį 3. Dabar žiūrime į skaitmenį einantį iškart dešinėje nuo pažymėtojo. Jei skaitmuo dešinėje yra 5, 6, 7, 8 ar 9, pažymėtąjį skaitmenį didiname vienetu. Galiausiai visus skaitmenis po pažymėtojo pakeičiame nuliais. Jei šis skaitmuo yra 0, 1, 2, 3 arba 4, pažymėtąjį skaitmenį paliekame tokį, koks jis yra. Apvalinimas padeda mums greičiau atlikti skaičiavimus, lengviau suprasti informaciją ir perteikti skaičius. Štai ir viskas. Dabar jūs esate tikri skaičių magai ir galite juos apvalinti kaip tikri profesionalai. Nepamirškite praktikuotis ir apvalinimas taps jūsų kasdienybė. Iki pasimatymo.